Trys kūno signalai, kurie išduoda, kad esi pastrigusi gyvenime ir gyveni ne pagal savo sielos misiją. Paskutinius 3 metus giliai tyrinėjau psichosomatiką, kad išspręsčiau savo paties problemas. Trumpai papasakosiu apie 3 dažniausius kūno signalus ir tikrasias priežastis, ką kūnas mums nori pasakyti. O šio video pabaigoje pasidalinsiu naujausių mano nemokamų įrankių, kurį galės išbandyti pati. Pirma, dažni galvos skausmai. Galva skauda tada, kai per daug galvoji. Viską be sustojimo analizuoji ir save stabdai nuo veiksmų. Protas tiesiog perkraunamas nuo nuolatinės įtampos. Kad to išvengtumėj, nustok viską analizuoti tik protu ir tiesiog pradėk daryti tai, ką jauti širdimi. Antra būsena yra skausmas nugaros srityje. Čia yra 2 esminiai dalykai. Jeigu skauda viršutinę nugaros dalį, užsikrauni svetimą atsakomybės naštą ir tempi kitų problemas. Jeigu skauda apatinę nugaros dalį, kūnas rodo tavo vidinę baimę dėl finansinio nestabilumo ir saugumo trūkumų. Kad to išvengtumėj, nustok gelbėti kitus ir daryk konkrečius žingsnius dėl savo pačios saugumo. Jeigu pati būsi kaip tuščia stiklinė, kitos tuščios stiklinės nepripildysi. Trečia būsena yra energijos trūkumas. Kūnas duoda aiškų ženklą, kad užsiemi ne ta veikla ir gyveni ne savo gyvenimą. Todėl kūnas blokuoja jėgas, kad atsitokėtumėj ir rinktumėsi kitą kelią. Kūnas niekada nemeluoja. Jis tiesiog prašo tavo dėmesio ir parodo, kur elgiesi netinkamai su savo gyvenimu. Kaip mūsų protėviai sakydavo, visos ligos yra nuo nervų, tik viena nuo meilės. Todėl išmokime klausyti savo kūno ir tikrai pasijusime daug geriau. Jeigu turi asmeninį klausimą apie savo savijautą, Telegram kanale sukūriau specialų dvasios botą. Įdėjau daug darbo, kad atsakymas būtų išsamus ir ateitų per kelias minutės. Dabar jį testuoju visiškai nemokamai. O iš tavęs prašau tik sąmoningo atsiliepimo. Nuorodą į Telegram matai ant šio video ir taip pat rasi prie šio video aprašymo. Užsuk ir išbandyk. O jeigu šiandien atpažinai bent vieną iš šių būsenų, parašyk komentaruose žodį taip. Jeigu nori padėti ir kitam žmogui, tuomet kviečiu pasidalinti šio video. Mano turinys apie kokybiškus žmogaus pokyčius. Jeigu tai tau aktualu, pasek. Siunčiu tau šviesos.